Šiame uždavinyje reikia tiesiog atpažinti grafiką. Aišku, mes galime žinoti tos grafikus mintinai ir jums tikrai labai praverstų žinoti, kaip atrodo pagrindinių funkcijų grafikai. Aš tikrai rekomenduočiau įsiminti. Na, bet jeigu neįsiminėt, tai galime ir taip nustatyti. Čia yra kubinė šaknis iš x. Mes žinome, kad kubinę šaknį mes galime traukti ir iš neigiamų skaičių. Pavyzdžiui, kubinė šaknis iš -1 yra -1. Tai kas jau mums tikrai netinka? Mums tikrai netinka atsakymas D, nes čia, kaip matom, x ašyje nėra neigiamų skaičių. Ir aišku, kad jis netinka, nes tai yra kvadratinės šaknies grafikas, o ne kubinės šaknies. Dabar mes žinome, kad ištraukę kubinę šaknį iš neigiamo skaičiaus mes gausim neigiamą skaičių. Pavyzdžiui, šaknis iš -1 yra -1, jau kalbėjom. O čia šiuo atveju iš -1, jeigu trauktų pagal šitą grafiką žiūrėtumėm, yra reikšmė 3. Šitas grafikas irgi tikrai netinka. Ir aišku, kodėl netinka, tai yra rodiklinės funkcijos grafikas. Nežinau, koks tiksliai skaičius pakeltas fiksuoju. Taip atrodo rodiklinės funkcijos grafikas. Ir mes dar galim nustatyti, kad šitas koeficientas yra pas mus tarp 0 ir 1, todėl kad grafikas funkcija yra mažėjanti, žemyn eina. Jeigu būtų didesnis už 1, jinai eitų aukštyn. Liko šitie du grafikai. Dabar pažiūrėkime, ką mes turime čia. Jeigu mes trauktume šaknį iš vieneto, gautumėm vienetą. Taip ir yra. Jeigu trauktumėm šaknį iš 8, gautumėm 2. Tai 8, 2. Oi, ten jau daug bus daugiau. Tikrai šitas grafikas netinka ir tai yra kubo grafikas. X pakelta kubu, 2 kubo 8, čia tinka. Taigi, mums liko paskutinis kubinės šaknies grafikas. Štai šitas uždavinys išspręstas.